Stovim prie pastato, sakyčiau, pastato vaiduoklio. Bet prieš 10 metų čia virė gyvenimas, klegėjo vaikų balsai, dirbo mokytojai, lankėsi tėveliai. Ir štai kas atsitinka su pastatais, kai jie atitenka visai nepažįstamiems verslo berniukams. Bet šiandien reportažas ne apie tai. Mes prie to pastato todėl, kad prieš 10 metų būtent šiame pastate ir buvo pirmos užuomazgos mūsų bendruomenės kūrimosi. Čia buvo pirmasis susirinkimas, čia susirinkę žmonės nusprendė, kad reikia kurti bendruomenę ir pradėjo dėlioti darbus į ateitį. Gaila aišku, kad pastatas tokios apgailėtinos būklės, bet bendruomenė nepajėgi buvo šitą pastatą įpirkti, todėl jis atiteko visai nepažįstamiem žmonėm. Bet mes nenusiminėm ir mūsų veikla persikėlė į kultūros namus, kuriuos mes puoselėjam, kuriuos mes gražinam ir kuriuose ir šiai dienai egzistuoja mūsų bendruomenė ir vykdo savo veiklą.
O apie tai, ką nuveikė bendruomenė per tuos 10 metų, tegul kalba patys bendruomenės nariai ir Katauskių kaimo gyventojai. Ką tu gali prisiminti apie tuos metus, kada tau taip pat teko tas nelengvas darbas? Pirmiausia, galiu pasakyti, kad vadovauti bendruomenė yra be galo sunkus darbas, be galo atsakingas ir dauguma žmonių nesupranta, kiek tu įdedi savo laiko, pastangų ir kai mane išrinko bendruomenės pirmininkė, man buvo be galo lengva, nes buvo patys pagrindai padėti, visi darbai užvesti, daug kas padaryta ir aš mielai įsijungiau ir labai smagu, kad man pradėjus pirmininkauti, labai išaugo bendruomenės narių skaičius. Netgi 50 naujų narių pareiškė norą tapti bendruomenės nariais. Suaktyvėjo be galo kaime talkos, susirinkdavo net iki 70-80 žmonių. Po to rašėm projektus, aišku, padėjo visi buvę tarybos nariai. Ir esami tikriausiai? Ir esami tarybos nariai, taip. Ir kiek galėjau, stengiausi, tiek padariau gero mūsų kaimui. O tau pačiai ta patirtis, kaip jį galvoji, davė šiokios tokios naudos? Ar? Žinoma, davė. Buvo įvairių seminarų ir projektus rašyti išmokomi. O kaip iš esmės tau atrodo, ar kaimui reikalinga bendruomenė? Labai reikalinga, tik labai gaila, kad dauguma žmonių nesupranta. Ir kai pradėjau dirbti, prisimenu, tai bendruomenės pirmininkė buvo tada Raima ir pajutau čia kaip antrus namus, iš tikrųjų, pajutau didelę paramą ir man padėjo ir žaislų kampelį įsirengti. Ir renginiams prisidėdavo ir organizuojant ir pravedant ir aš kažkaip savaime pati įsijungiau į kaimo veiklą, į bendruomenės veiklą, pradėjau pažinti žmonės. Iš pradžių buvo visko, sunku ateiti į kitą gyvenvietę, svetimam žmogui, kur tu nepažįsti nei vaikų, nei suaugusių, bet pajutau tokią šilumą, ypač iš pagyvenusių moterų, kaip Tamošaitienė, Raudienė, ir iš pirmininkės, ir iš visų skaitančių padaugės skaitytojų. Aš dabar turiu 182 skaitytojus. Tai netgi daugiau negu bendruomenės narių? Ko gero, bet iš jų yra tik tai 54 vaikai. Taigi aš norėčiau, kad tie gandrai parskridę, žinai, susuktų tuos lizdus ant jaunų šeimų namų, kad skaitytojai man padaugėtų. Nes jaunoji karta visi išauga, jie turi studentų jau išėjusių. Kad neišnyktų kaimas. Kad neišnyktų kaimas, kad ta veikla ir toliau tęstusi ir kad renginiuose daug kas dar labiau dalyvautų. Nes nors nesiskundžiu, pas mane, žinokit, iš tikrųjų yra ir skaitytojų, yra ir dalyvių renginiuose, ir yra rėmėjų. Tai va dar labai norėčiau didelį ačiū Inijai pasakyti, atkreipkite dėmesį, kokia mano bibliotekėlė. Visa biblioteka tiesiog švyti grožiu. Dar gražiau čia pas mane mažoj patalpėlį, kai Inija atsiveš savo stendą su pagamintais papuošalais, dukterų Rasos ir Julijos. Ir dar gražiau, kai renginiuose, kiekvienam renginy faktiškai Inija yra mano draugas, mano dešinioji ranka. Ir tuo pačiu labai norėčiau padėkoti dar Rivakos direktoriui Vasiliauskui, kuris irgi parėmė mano bibliotekėlę, kai pradėjau dirbti. Tai buvo pats pirmas rėmėjas, kuris man pagal specialų užsakymą pagamino spintelę bibliotekai. Ir paskui prisidėjo renginių rėmime, kurių aš dariau tikrai nemažai rytą. Ir skaraitiški susitikimai, ir patys tokie gal didžiausi mano darbai, tai pakalniai susitikimas su vaikų globos namų auklėtiniais ir Katauskių vaikais skaitytojais. Ir dar turiu 2 nestacionarinės bibliotekėlės, kurių viena yra pas Iniją namuose ir mes ten pravedam net renginius pas ją. Kita yra Lydų vienose ir visur mane labai šiltai priima, turiu pasakyti labai nuoširdų ačiū.
Mūsų ten susitikimai baigėsi su Inijos labai skaniais pyragais ir arbata. Na ir vežu atitinkamai knygas. Ko neturiu pas save, vežu iš viešosios bibliotekos. Tai reiškia, bendruomeniai jūs buvot atradimas, o jūs čia atvykus taip pat atradot žmonės, kurie jūs šiltai priima, su kuriais jums sekasi bendrauti, Taip. dirbti. Inija taip pat yra toks žmogus, kuris, sakyčiau, prie meno. Ir suderinti ūkininkavimą, nes tikrai ūkininkaujat, ir tuos darbus, kuriuos mes matom per kiekvieną šventę organizuojamą, kada jūs papuošėt mums interjerą, padedat sukomponuot puokštės, atvežat savo gražiuosius sodus, mergaitės iškabina savo papuošalus. Mes jais visą laiką žavimės, grožimės. O kaip tau, Inija? Tu irgi, sakyčiau, prisijungiai į bendruomenę, kai tave Danutė surado. Nu, turbūt. Tai kaip dabar galvoji? Jau dabar norisi tau dalyvauti taip pat toj bendruomenės veikloj? Nu, dalyvauju, taip laiko kiek to lieka, nes kažkaip vasarą tų darbų daugiau, žiemą, tai va kažką pasidarai arba kažkokiam renginiui ar ką, tai visą laiką. Galbūt ir tos darbus biškį atidedi į šalį, bet širdžiai malonu, kažkaip pagalvoji, vat, gal jau ruduo, žiūri kažkur, kur koks labas gražesnis, gal jau kokia gėlytė susuktais, gal kažką padarytų, ypač jeigu, kažką, vat, turi tikslą kažkokį. Bet jau tas stimulas daryti yra jisai didesnis, kai galvoji, kad tikrai žinai, kad jau bus kažkoks renginys ir bendruomenė ir kreiptis pagalbos. Aišku, kad galvoji, kad reikės, nors šiaip žiemą, kai laika yra, kai ką, tai tiesiog tokia kaip sodai, pavyzdžiui, tai tokia kaip meditacija, kai sako, kaip mandala ta lietuviška. Bet sodai iš tikrųjų tai jie yra senovinis menas, senovinis rankdarbis. Pati iš kur išmokai tuos sodus verti? Aš šiaip, nežinau, buvo begalinis nors. Truputį kiek ir knygose, ir Danutė čia vežė man tų, ir kiek bibliotekėlį rado, ir taip pat, ir internete daug, bet tiesiog daug tų atradimų iš savęs, tiesiog pasižiūri, kažką pamatai ir noris padaryti, darai vienaip, taip neišeina, gaunasi jau kažkas kitaip, aha, čia tas taip, tada kažką galvoji vėl kitaip, kažką, tiesiog kūryba tokia gaunas. Ateityje mums labai norėtus bendruomenės veikloj kažką padaryti tokio, ar tai amatų kažkokia dirbtuvėlė, ar dar kažką tai, kad žmonės jau turėtų rinktis visi jau, tie, kurie nori rinktis, tie, kurie nori dalyvauti. Pati neatsisakysi mums padėti? Nu tai padėti visada galima, tik tais, kad būtų, tai čia, ką aš pati moku, tai čia galima pamokyti ir galima kažką ir naujo kitą kartą atrasti, kai nori kažką, tai vis tiek sugalvoji, ieškai tos informacijos, randi ir tada... Bet ką galima? Ir dabar kalbant... Tai sakau, tik svarbiausia, reikia labai norėti. Kai labai nori, kalbant, prisiminiau, juk kiaušinius marginti jau mokėjai. Mokiau jau čia prieš kelis metus Birutė turbūt, kai dirbom, mes čia su Diana buvom. Aha. Marginom bibliotekėlį, marginom. Viešoji bibliotekoje. Viešoji marginom. Tai čia sakau, čia tik tais, jeigu tik būtų... Verbas rišti mokėjau. Verbų čia nerišom. Čia nerišot, va. Čia nerišom, bet reikia daug, aišku, daug yra visko, čia daug ką atrasti, ir ta pati vilna, ir tas, čia galima daug ką atrasti. Tai reiškia... Tik sugalvot, bet reikia, aišku, čia jau reikia tada galvoti iš anksto ir kažką, tai nes ir tą šiaudą pasiruošti reikia, kiaušinį gal greičiau gali pamarginti. Taip, medžiagos jos yra neatsiejama dalis. Taip, medžiagų, bet sakau, kad labai būtų gerai, kad jei tų šiaudukų kaip makaroniukų iš parduotuvės nupirkai. Aišku. Tai būtų labai lengva. Esi viena iš pirmųjų, kada įsikūrė bendruomenė, tarybos narių. Ir tau
teko sunkiausia dalia pradėti rašyti projektus. Pirmasis projektas, kurį bendruomenė įgyvendino, paruošė tu. Pati pradžia buvo, kada mes nutarėme rašyti nedidelius projektus šventėm ir kreiptis į savivaldybę paramos, tai tie patys pirmieji projektai buvo tokie primityvūs, kad pagal dabartinius projektus, kuriuos įgyvendina bendruomenė, tiesiog ko gero net nebeverta prisiminti. Bet ko gero man pačiai įsimintiniausia yra ta veikla, kurią aš pati gavau iš bendruomenės, kadangi rašant projektus buvo ir mokymai, kurie vyko Vilniuje, teko susitikti su žurnalistais, bendrauti, dalintis patirtimi. Dabar bendruomenės yra įsiplėtusios, tai ta veikla šiek tiek skiriasi, tai pradžia buvo tokia. Tai reiškia, ne vien sunkumai buvo iš tos veiklos, bet ir nauda? Taip, iš tikrųjų tai taip. Netgi ko gero įtakos turėjo tolimesniam mano darbui, kadangi per bendruomenės aš esu laimėjusi ir konkursą fotoaparatą, kada įsigijau. Skaitmeninį tada dar mažai kas turėjome, bet vyko fotografijų konkursas, dabar galvoju, kaip vadinasi. Ne apie anūkus ten buvo kažkas tai? Ne būtent apie kaimus susijęs, kad žvilgsnis į kaimą per fotoobjektyvą. Tai bendruomenių portalas, kuris irgi jau nebegyvuoja, tada gana aktyviai buvo ir aš ten rašiau straipsnius pačius pirmuosius apie mūsų bendruomenės veiklą, siunčiau fotografijas ir būtent dalyvavau konkurse, ten buvo laimėta. Tai su mano žurnalistiniais sugebėjimais, kurie tada pasireiškia, aš būtent gavau darbą savivaldybėje, po to keitėm tuos darbus, taip kad bendruomenės veikla turėjo įtakos mano pačios gyvenimui. Smagu girdėti. Dabar noriu pakalbinti Nerių. Bendruomenė organizuoja nemažai švenčių. Ir viena iš tokių įsimintiniausių ir įsigyvavusių mūsų bendruomeniai tai Oninės. O nei viena šventė neapsieina be rėmėjų. Tai visą laiką paties medų ragaujam. Tai tos bitutės, jos dūzgia, bruzda, neša medų, o tu tuo medum daliniesi su visais. Sakyk, Nerijau, ar bendruomenės renginiai yra patrauklus ir jie, kaip tau atrodo, reikalingi? Manau, kad tikrai reikalingi kaimo žmonėm. Jie išeina, pabūna, susitinka tuose šventėse, pasidalina savo bėdom, savo džiaugsmais, savo rūpesčiais ir linksmybės, tokias, kaip sakyti, tą kasdienybę praskaidrina tos šventės. Visada būna smagios šventės, čia mūsų kaip tradicija, turiningos kaip tradicija, ir tai Oninės pagrindinės vasaros šventės, sakykime, Javapjūtės pradžia ir yra Oninės. Vat ypatingai ir pernai atsimenu puikiai, kai čia ir kombainus į laukus išlydėjo su, reiškias, netgi su palaima kunigo Rasto iš Šiluvos. Ir šiaip labai smagu, daug svečių, daug savų matom, kartais netgi sunku susitikti kasdien ir ar net ne kasdien pamatom, bet šventėse susibūrėm ir pasidalinam savo džiaugsmais. Šiuo metu kažkaip bendruomenės veikla, jinai nukreipta daugiau, kaip Daina minėjai, į projektus. Ypatingai dabar pirmininkas kalbėjo, kad dabar jau baigiam įgyvendinti didįjį tą projektą. Kaip jūsų akim atrodo, kai pravažiuojat kiekvieną rytą ir vakarą pro kaimą? Kaimas gražėja? Manyčiau, kad taip. Ne tik bendruomenės namai, ko gero pats kaimas gražėja. Kada pradžioj veiklos irgi pradėjom rinkti gražiausias kaimo sodybas, juk buvo vienas kitas ir kiekvienais metais kartojosi. Šiuo metu iš tikrųjų kaimynas nuo kaimyno nusižiūri, vienas į kitą pasitemdami, vis naujų sodybų plečiasi, bendruomenės pastatas irgi gražėja, taip kad kiekviena diena džiugina akį. Ar tie konkursai, kuriuos organizuoja bendruomenė, jie skatina žmonės tvarkytis, gražintis? Aš manau, kad skatina. Vis tiek ruošies, aišku, darai grožį visą dėl savęs, bet kai ateina kažkas įvertina, tai vis tiek paglosto širdį ir yra malonu, kai kažkas įvertina tavo tą
stengimasi tą pasiruošimą. Atsiperka ir tas vargas, kurį jūs įdedat puoselėdami savo čia šitą aplinką, šito žolynus, gėlynus. Taip, tikrai atsiperka. O tu čia viena tvarkais ar su mamos pagalba? Čia mama gėlės augina, o aš paskui jau prižiūriu. Aš tik užauginu, pasėjau, išsodinu, jau prižiūri. O aš paskui prižiūriu. Tai reiškia kolektyvinė ranga. nu, Taip. Ir tas grožis ko gero užkrečiamas. Tikriausiai. Kaimynai aplinkui, nenorėdami atsilikti, tvarkos. nu gražu, kai mūsų gatvė va graži. Čia tik, kad kitur, kai pasižiūri, nu tikrai. Dar dabar noriu paklausti apie bendruomenę, apie veiklą jos. Jūs kaip jauni žmonės į bendruomenės tarybą įsijungėt visai neseniai. Taip. Tai kaip jūs galvojat, ar tos veiklos, kuri vykdo bendruomenė, užtenka, ar dar reikėtų kažko tai, kad kas galėtų daugiau pritraukti žmonės? Aš manau, kad gal užtenka, nes kaip nelabai kaime žmonės gal per daug būtų jau visko, bet kai būna keli renginiai per metus ir tokie gana platus renginiai, tai aš manau, kad užtenka. O tu pati ateityje kaip galvoji, tai bendruomeniai gyvuot? Tai žinoma, kad gyvuot, nes vis tiek būtų liūdna kaime, jeigu nebūtų bendruomenės, iš vis nebūtų renginių, būtų tada visai nieko. Šiuo metu jums veikla, bendruomenės ir jūsų kartu veikla, jinai viena kitą papildo ar atvirkščiai jūs jaučiat paramą? Tai aišku papildo, nes, kaip, aš čia atstovauju bendruomenėje, dirbu su socialiniais darbuotojais, darbus skirstau, o kultūros namuose tai čia tiesiog ir su jaunimu, ir su tie patys žmonės, kadangi ateina. Ir tikrai labai norėčiau pasidžiaugti tikrai, kad nors dirbu tik keletas mėnesių, bet dabar noriu pasidžiaugti, kad pavyko keletą renginių surengti ir jaunimas tikrai labai, ačiū jiem tikrai, vasarą kažkaip laisvesnyje ir su jais, ant rudens galbūt rengsim daugiau su suaugusiais, kokį spektaklį ar ką. Ir tuo pačiu labai smagu dabar, kaip matot, salę pradėjom, įsidažym vidų ir atsinaujimus, vis tiek jau visai kitaip atrodo ir bandysim toliau dirbti, stengsimės. Tai reiškia, kad bendruomenė, jūsų kaip pagalbininkė ir jūs bendruomeniai tikrai yra reikalinga? Stengiuosi tikrai ir ką reikia tikrai, kiek kreipiasi bendruomenės pirmininkas Galinaitis, stengiuosi, aš čia nuolat būnu, tikiuosi, kad tikrai ir padedu nemažai. Kągi, ačiū. O šventės organizavimas, prieš šventiniai darbai tikriausiai irgi gula ant jūsų pečių, nemažai. Šiuo metu tikrai našta nemažai. Kadaise čia laukus, miškus ir klonius aidėjo juokas, raudos ir malda, nors nelengvai čia kūrėsi senoliai, didžiosios darbus baigdavo daina. Nors nelengvai čia kūrėsi senoliai, didžiosius darbus baigdavo daina. Kokia gražia daina mūsų sutiko dar vieni labai aktyvūs bendruomenės nariai. Iš tiesų, tai be jūsų bendruomenės kultūrinė veikla, numeriai visos šventės neįsivaizduojamos. Elytė puiki, tortų kepėja, pyragų, grybukų, tuos, kuriuos visą laiką vaišinat susirinkus į šventės svečius ir pačius bendruomenės narius. Vytas visą laiką geras, labai skaitovas. Akordeonas, jo irgi neatskiriamas instrumentas, kuris kartu visą laiką su juo.
Prisimindami tuos 10 metų bendruomeniai, galbūt galit kažką prisimint, papasakot, kaip jūs dalyvavot, įsijungėt į tą veiklą. Kągi, jeigu kalbėti apie bendruomenės darbą, 10 metų, ilgas laiko tarpas, nors prabėga labai greitai. Ir žinoma, visus darbus, visus čia įdėta tą indėlį, visas, kas padaryta, neišminėsim mes, bus turbūt gal ir kiti kažkiek išminės, bet aš noriu pasakyti tik tą, kad likvidavus ūkį, toks buvo tarpas 10 metų, beveik 10 metų, iki 2003 metų, kada kaimas tiesiog ir apmirė beveik, nieko nebuvo, nieks neorganizuota. Ir kada susikūrė bendruomenė, tai tikrai labai geras pavyzdys. Na, čia buvo iniciatyvinės grupės pradininkas Tamutienė Rita, už tai mes jai dėkingi, o pirmininkas mūsų Galinatis Jonas, kuris dirbo visą kadenciją, tikrai mes jam šiandien norėtume padėkoti iš širdies, palinkėti jam geros sveikatos, na ir kad jisai tikrai dirbo žmogus ir aukoja savo laisvalaikį ir sveikatą galų gale. Tai dirbo, bet ir dabar dirba. Dirba ir visą tą dešimtmetį, sakiau, visą dešimtmetį. Kas ateityje bus, nežinau. Taip pat vien Galinaitis, dar reikia paminėti ir jauną, kuri pirmininkė dirbo 2 metus, Raimonda, kuri savo pareigoms sitvarkė labai gerai. Ir visą aktyvą, ne tik tarybos narius, kurio tarybos narių ir aš buvau kelias kadencijos, žinau tą darbą. Ir aš galiu suprasti, kaip yra nelengva tuos visus darbus dirbti, kurie galbūt paprastam žmogui ir nematomi, bet jie labai iš tikrųjų reikalingi ir jie yra vis tik tai sunkus tie darbai. Kada reikia organizuoti renginius ar paprastai priemonę, kada atsiduri į tos tokius ypatingai jaunesnių, tokių 40-mečių širdis ir jie nepritarė arba nelabai nori dalyvauti. Tai yra labai sunku ir aktyvistui visam aktyvui. Dar noriu paminėti tarybos narius aktyvius ir Sutkevičienė projektų pradėta buvo toliau. Rita baigė projektus, čia su projektais labai daug dirba. Taip pat su bibliotekos vedėja, bei renginių organizatorės ir vedėjos ir visų tų iniciatyvų pradininkės. Vienu žodžiu, be ko mūsų kaimas negalėtų tikrai gyventi. Toliau dar reikia padėkoti ir visam aktyvui, ir tiem, kurie prisidėjo prie remonto, prie aplinkos gražinimo darbų, kartu su priešaky Suriukienė Janina. Tad šiandien nuoširdžiai mes dėkojam ir linkim iš širdies geros sveikatos, laimės, būkit laimingi gyvenime. Na, o aš dirbau komitete, žinau tą darbą ir gal daugiau prisidėjau prie renginių organizavimą. Na ir mes dalyvaudamam užkisdavom visas spragas, kai reikėdavo meninės programos. Tad mes daugiau padėjom su muzika ir daina. Ir aš dar noriu pasakyti tuos žodžius. Mūsų Katauskiai, mūsų mielas kampelis ant Dubysas aukštųjų krantų. 10 metų bendruomeniai švenčiant, mes laimingi visi juk kartu. Neišeikit jaunimus iš kaimo, nepalikit senelių vienų. Ateitis juk jaunimai priklauso. Te išlieka tas, kas sukurta tėvų. Maršą pagrosiu čia jam, kad būtų smagiau važiuoti. Kas gero buvo kultūriniam gyvenime, nes be jūsų, kiek pamenu, neapsieidavo nei vienas renginys. Ypatingai visi tikriausiai prisimena bendruomenės gyvavimo metu sukurta humoro grupė. Taip, susikūrė Sodėti. Ir pagrindinis minčių generatorius ir pagrindinis vairas buvo jūsų rankose, neskaitant, aišku, kultūros laisvalaikio salės organizatorės Birutės. Nepasakyčiau, kad viskas tai buvo mano. Būdavo daug tų idėjų, bet mes labai buvom draugiškos. Kažkaip vieną paduodam idėją tokią jau, o paskui tiesiog plėtojam viską. Ir kaip matydavot, rezultatai buvo, sakyčiau, gana neblogi. Gaila dabar, kad nebėra jau Sodėčio.
Aš galvoju, kad tai jaunims perims, kad tai bus. Nenorėčiau, kad užgestų. Mes buvom jau tikrai išplaukę į didelius vandenis. Jau buvo teritorinis apskričių net zoniniam. Taip, kad tikėkim, kad jaunims atsigaus, viskas bus gerai. Svarbu, turim salę, aktyvę bendruomenis, visą administraciją. Mes neleisime viską numirti. Gerai, žiūriu jūs ir džiaugiuosi jūsų optimizmu ir galvoju, kad jūsų vedami ir tas pats jaunimas, kurie vakarais dar vis dėjoja, kad neturi ką veikti, vis veiklos jiem trūksta, tai galbūt jūsų padedami jie tikrai supras, kad bendruomeniai tokia humoro grupė tai yra ir laisvalaikio praleidimo forma, ir atgaiva. Sielos ritulė atgaiva. Visus rūpešius paliekti, pasitampai, jaunesnius pasižiūri. Atrodo, pareini lyg tai daug tų metų numetęs. Jau nesinori pasą žiūrėti. O minčių, idėjų semetės iš ko? Iš mūsų pačių kaimo gyventojų? Nu, tai reik manyti, kad taip. Nu, aš galvoju, kad dabar jaunimas daug žvalesni, taigi kompiuteris, jie viską ima, jie imlus, jauni žmonės. Taip, kad tikėkim, kad tuos sunkius kaliošus kaimiečių kažkas tai juos neštų lėvų. O panumirti aš nenorėčiau, kad sudėti mirtų. Reiškia, humoras, jisai turi savo galę. Daug. Juk visus rūpešius pradėk dėjuoti, jie baisu, pradėk juoktis, atrodo, kad tai jau užposas. Į šventę ruošiatės? Būtinai, įstengsimės kažką tai, biskį parodyt, kad mes da gyvi. Bendruomenė 10 metų, kaip jums atrodo, tai daug ar mažai? Tai daug. Vienaip, o kitaip tai labai mažai. Jeigu žiūrint į visą šitą, kiek sukurta, tai yra labai daug, o pradėta faktiškai tai nuo nulio. Net patalpų nebuvo iš vienur į kitur. Nei šarvojimo salės buvo. Nagi dabar taigi mes atsigavę, viskas yra. Tik reikia dirbti. Padėti, nežiūrėti vien tik tai į tuos, kad jie administracijoje, kad jie vadovaujantis, šaipytis ir panašiai. Reikia padėti visiems dirbti. Į susibūrus visiškai viskas kitaip. Bendrystė jėga. Taip, jeigu nebūtų bendruomenės, aš neįsivaizduoju kaimo gyvenimo. Tai reiškia, mūsų bendruomeniai dar reikia gyvuoti. Būtinai, negyvuoti, bet klestėti reikia. Visi kalbinti bendruomenės žmonės minėjo, kad jaunimas nelabai nori dalyvauja. Sunku juos prisikviesti, jūs priešingai. Vos tik pasakius, jūs visą laiką apsilankot ir visą laiką padedat. Kaip tu įsivaizduoji, ar įmanoma būtų jums kažkaip kitaip save realizuoti, jeigu nebūtų bendruomenės? Na, nemanau, kad atsiskirt nuo bendruomenės yra gerai. Visų pirma, tai jaunimui reikėtų susijęti savo ateitį, savo gyvenimą būtent su savo gimtine. Tai, man atrodo, vis tiek kažkaip yra šaknis įsileidusios čia ir nemanau, kad čia reikėtų lakstyti kažkur po krūmus, po užsienius ir ieškoti kažkokios laimės. Galima ir čia tą laimę surasti. Yra čia tų galimybių, yra ir įmonių, yra ir verslininkų, kur galima ir įsidarbinti, galų gale galima ir pačiam sukurti kažką tai. O realizuoti save, tai taip pat irgi nereikia niekur bėgioti. Kam kažkur bėgti, ieškoti kažkokių pramogų, jos yra čia, vietoj. Pačiam reikia kurti pramogas. Ir visada reikia prisijungti. Kiek gali, kiek sugebi, gal kažkiek geriau kada pasiseka, gal kažkiek blogiau, bet visą laiką reikia jungtis į tą bendruomenę, į vienamą, į bendrą kumštį ir tada kažkaip viskas būna natūraliai ir gerai. O jaunimui reikėtų pačiam ateit ir ieškot to prisijungimo. Nemanau, kad kažkas vyresni turėtų juos čia atsivesti už rankos. Jie patys turi ieškoti tų kelių čia. Tuo labiau, kad ir išsaugotas pastatas nuostabus, kur galima, nežinau, įvairius renginius, kažkokius kultūrinius savo leisti susikurti ir bet kokia veikla užsiimti, ir biblioteka, ir viskas, ir čia viską galima rasti vietoj. Nereikia kažkur lėkti toliausiai. Šiandien
pasitikdami ir švęsdami bendruomenės 10-metį prisimenam visus darbus nuveiktus per tuos 10 metų. O jų padaryta buvo tikrai labai daug. Tame tarpe prie bendruomenės veikia ir moterų klubas. Aišku, tas 10 metų labai greitai prabėgo, pasižiūrėjus, kas padaryta, atsigręžus atgal, negali sakyti, kad nieko nebuvo veikta, nieko nebuvo padaryta ir pati pradžia gal buvo sunki tokia, nes turbūt nežinojom, nuo ko pradėti ir ką daryti ir kur kreiptis. Tiesiog buvo tokia neaiški ta veikla ir kas ta bendruomenė yra. Dabar jau po tiek laiko jau galima sakyti, jau apšilę ir tikrai yra įgūdžių ir patirties ir taip toliau. Tai Pienės ta veikla irgi lygiai taip pačiai gimė prie tos bendruomenės, jinai nebuvo kažkoks tai atskiras juridinis vienetas, tai buvo savanoriškai suėję moteris, kur kažkada tai kažkam tai gimė mintis, kad moteris nuo pat ryto iki vakaro kaip skruzdės jos bėga, neša po šiaudelį ir galų gale vakare tu matai, kad jau darbai padaryti ir labai nemažai, o galų gale gal nėra su kuo pasidžiaugti, nėra su kuo pasidalinti. Ir nusprendėm taip įkurti tokį moterų klubą, kur pasivadinom Pienė, tokiu gražiu vardu. Ir sėkmingai veikėm, sakyčiau, apie 3 metus turbūt, jeigu teisingai aš atgaminu. Rinkdavomės kiekvieną mėnesį, iš pradžių galbūt rinkdavomės ir kas savaitę. Buvo daug labai įvairių temų paliesta, daug įvairių išvykų. Organizuodavom sportinius užsiėmimus ir aerobiką, ir įvairios kūrybos darbus darydavom, gaminom, pamenu, ir iš vytelių pynėm ir vainiukus kalėdom. Kovo 8 šventė labai nuostabi, aš prisimenu, buvo ir o paskui turbūt per laiką, aš nežinau, ir galbūt dalis moterų išvažiavo iš to kaimo, gal įsikvėpė, galbūt dėl to, kad tai nebuvo kažkokia tai įregistruota kaip juridinis, sakau, vienetas, galbūt nebuvo kažkokios tai atsakomybės. Čia tiesiog savanoriškai moteris rinkdavos ir dalindavos ir džiaugsmais, ir kas kur keliavo, ir pasiguosdavom, įvairiausiam, ką sugalvodavom, įvairiausiam temom. Vadovauji bendruomeniai Savinamai, tai gal kyla minčių ir čia atgaivinti moterų klubo veiklą? Galvoju, kad koks skirtumas, kurioj bendruomeniai, ar Savinamai, ar Katauskių bendruomeniai, vis tiek moterim, aš manau, kad reikalinga burtis, reikalinga pasidalinti vieną su kita, reikalinga kažkokiu tai suėjimų ir gražu būtų, jeigu tai būtų noro. Esi mūsų bendruomenės finansininkė, o Stasys yra aktyvus bendruomenės dalyvis. Tai gal pirmiausiai Reginą pakalbinti norėčiau. Kaip sekasi jums tas darbas? Pasakei, kad tenka tokį užduotį suskaičiuoti pinigų, kad netrūktų. Tų pinigėlių trūka ir tada trūksta. Mes tų pinigėlių tik tai gaunam, bet iš nario mokesčio, kadangi narių yra virš 100, tai po 12 liktų, mes pasirenkam tų pinigų. O išleisti mes juos labai greit galim išleisti. Tarkam, sveikinam gimtadienį, sveikinam tenai visokiam progom, paskui paremiam laidojimo pašalpom. Taip įverčiamės po biškį. O jeigu gaunam kokį nors pastiprinimą iš kur nors, tai jau tada jau dirbam didelius darbus. Bet per tuos 10 metų tikriausiai jau ne 1 000 pro savo rankas praleidot.
Nu, tai aišku, kadangi mes vien iš nario mokesčio surenkam jau daugiau kaip po 1000. Jau apie 1500 surenkam, o jeigu va, taip, gaunam paramos kokios, ką nors, tai aišku. Smagu, kai daugiau yra, smagu skaičiuoti, bet kai jau biški mažiau liek, tai tada Aišku. viskas. Nu, Stasys tai mūsų yra aktyvus bendruomenės narys ir talkuose visą laiką jisai padeda žmogus, ir renginiuose visą laiką, ir kelionėse. Gal šiandien noriu Stasį pakalbinti ir paklausti apie keliones. Nu, kelionės kiek organizavo vis važiuodavau, čia važiavome į Vokietiją. Patiko labai nekartą nesubuvęs, kada čia už pernais turbūt važiavome į Stumbryną, kur vargom su medžiais rytomis. Į Kupiškį, kada važiavom. Į Kupiškį, nu ką, kiek galėjom, tiek atsivalėm kelią ir pravažiavom iki vietos Stumbryno tą. Nu, taip daugumoj, kiek Jonas prašo, tiek padėtų, kad šiemet reikėtų klozetą sutvarkyti, sutvarkiau. Ir taip da padėjau prieš tai remontę, kiek galiu, tiek padedu. Esu iššienavęs tenais tą žalią veją. Neatsisakot niekada padėti. Negali atsisakyti, kaip gali atsisakyti. Tai va, kad yra visokių žmonių, yra jaunų yra žmonių pas mūsų. Bet jau jie, nu, kaip daug mažiau lankasi tenai, ateina į tokius susirinkimus, į kokias programas. Nu, pagrindė atlaikam mes tokie pagyvenę daugiau. Daugiausia laiko turi. Į sveikatas, ne? Reikia dar gyvuoti mūsų bendruomenė? Aišku, reikia. Tai viskas, jeigu bendruomenės nebus, tai jau, nu ką, kaimus tai tik numirės. Vis tiek mes šitą padaram. Da, vis tiek ir kur susiburt viską. O taip, jeigu nieko nebūtų, ką čia da biblioteka uždarytų, tai nedaug dievė, iš vis nieko nebūtų. Sunkus ar lengvas tas pirmininko kelias? Bendruomenės pirmininko kelias? Vienareikšmiskai turbūt negalima būtų atsakyti. Jisai būna ir malonių akimirkų, bet daugiau turbūt to juodo darbo. Iš tiesų, šventėj ruošėmės ne vieną dieną, ne dvi, gal keletą net mėnesių. Labai viską apmąstėm. Norėjom tikrai žmonėms parodyti, kad ir paskutiniu metu mes tikrai padarėm nemažus darbus ir juos žmonės tikrai pamatys. Manau, nenusivils mūsų šventė, mūsų 10-mečio šventė ir pasidžiaugs pasiektais rezultatais.